Sveiki visi, ir čia yra pirma diena Švedijoje. Ir mes ką tik išvažiavom iš mūsų šito laivo. Ir dabar varysime į viešbutį. Mes dabar esame Švedijoje Stokholme. Pažiūrėkit, kokio dydžio laivas. That's crazy. Tai mes važiuojam iki mūsų jau viešbučio. Šiandien turėjau labai greitai make-up padaryti, bet realiai žiauriai gražiai ir žiauriai glauviai išėjo. Mes atvarėme į viešbutį, jau padėjom visus daiktus, aš pamiršau nufilmuoti. O dabar mes einame į miestą. Lietuvė, kaip jauties? Aš biškai pamiršau filmuoti vlogą, bet mes sėdėjome į restoraną. Ir mes dabar valgysim ir švęsim Andželos gimtadienį. Parašykite būtinai sveikinimus komentaruose su gimimo diena Andželai. Atnešė burgerius, pažiūrėkite, kaip skaniai atrodo. Tada meat ir spageti. Kas pas tave? Steikas. Bet pažiūrėkite, koks juicy. Mėta ką tik pasakė, kad jinai nori varyti į Sephora, nes jinai nori galvoj make-up daryti. Ir jinai prisipažino, kad jinai yra Sephora kid. Ką sakė? Anywhere but Sephora, Malta. O kaip? Vidų, kad tiesiog pasišalino. Jis tiesiog... Mes atėjom smėtą į Sephora. O Jezus, šitas. Okay, let's buy some shit. Pažiūrėkite šitą highlighterį, aš tokį buvau nusipirkusi, tik man jis dužo. Su tokiom kažkokiom. Tik aš nežinau, ar noriu šito ar šito, nes man patinka labiau rožinis. Bet šitas toks irgi tipo good. Aš nežinau. Gerai, žodžiu, paimsiu šitą. Okay, aš noriu kažko iš Too Faced. O Jezus, Apple, čia yra tas koncertas. Žiauriai noriu blush'o. Čia aš paimsiu šitą blush'ą, nes jis žiauriai gražiai atrodo ant rankos. Okay, šitas perfect. Tai irgi. Concealeris, Mėta, tau reikia? Aš paėmiau tokį dar vieną atsarginį ir man sako, kad šitas yra tipo medium coverage. Ne, man reikia high coverage. Mėta kontūrą išbandys. Žiūrėkit, čia šita naujiena, čia yra lip stains. Mėta sako, kad čia flomasteris, ne čia ta naujiena, tie lip stains. Aš žiauriai noriu išbandyti. Tai mes ką tik nuvarėm į Sephora, nusipirkom. Nors dar ne tiek daug nusipirkau dalykų. Mėta nusipirko ir mama ir draugė. Būtinai padarysime haulą. Mėta irgi padarys haulą ir dabar mes einam į Zadigą. Mes atvarėm į Zadigą ir man taip patinka šitas tašiukas. Pažiūrėkite. Jis yra so cute. Aš jau turiu vieną tašę per gimtadienį savo nusipirkau. Šitokį. Ir, oh my god, aš šitą tiek daug mačiau. Bet jie yra so cute. Jie galima ir taip nešioti. Tarsi čia yra žiauriai kažkas tokio wow. Man žiauriai patinka, nes jis toks įdomesnis. Tipo, jį galima taip nešioti. Ir jis panašus į Louis Vuittoną vieną, kurį žiūrėjau ir jis toks, like, it's so cute. Bet čia šiaip va tokių rankinukų visokių yra. Bet šitie man tokie labai tokie... šitas tai toks ledovas. Yra dar didesnis. Ir čia visokie... Bet man kažkaip jie ne visi tokie... Ką, žinau, pavyzdžiui, šitas toks tipo cute, bet nežinau. Guys, pažiūrėkite, mes visi nusipirkom. Visi dabar visus turime maišus iš Sephoros ir Zadigo haulsų. Tai va, mes dabar einame į tą Gina Tricot. Mes atvarėm jau tą Gina Tricot ir aš išsirinkau kelius rūbus ir dabar matuosios. Ir net vis vieną hodį. Šiaip čia yra cute stuff, man labai patiko šitą maikę, bet jie kažkaip žiauriai aptamta yra man. Tai aš paimsiu didesnį dydį. Ir pavyzdžiui, šitas kelnis žiauriai cute. Okay, tai aš nusipirkau nemažai rūbų iš šitą Gina Tricot. Tai haul soon. Mes atėjome į Starbucksą ir aš užsisakiau Sharpie USI, bet jie kažkodėl pila į kaip ir karštų gėrimų puodelius. Bet vis tiek saugu. Mes atėjome į restoraną valgyti švediškų meatballs ir pažiūrėkite. Nu, čia žymiai geriau nei Ikėjui. Ne Ikėjui geriausia. Ai, okay. Taip, Mėta valgo meatballs. Oh my god, so yum. Mes bandom suprasti, kaip valgyti su va šitais priedais visokiais. Tai mes jau grįžom namo, aš ką tik nufilmavau 2 haulus ir jo, būtinai eikite juos pažiūrėti.
Ačiū, kad žiūrėjote šitą vlogą. Visus labai myliu bučiuoju. Ir iki.